Koks yra jūsų ryškiausias, šilčiausias prisiminimas iš mokymosi gimnazijoje laikų? Aš irgi kaip tik apie šitą klausimą buvau pats savo įsikėlęs ir galvojau, ką čia reikėtų prisiminti. Nežinau, čia gerai pasakoti, ar patiks kažkam, bet mes turėjom tokią anglų mokytoją kadaise, Alina Laučinienė, dabar nebemokasi, jinai baigus, bet jinai buvo žiauriai tikinti į Dievą, ta prasme, toks buvo bairis. Ir mes galvom, blemba, čia turėjo būti kontras ir taip toliau, bet ir sakom, blemba, davai pašnekėk kažką apie Dievą ir paklausk, ar tiki į Dievą. Ir tada mokytoja pradėjo visą pamoką šnekėti, mes išvengėm kontrolinę ir pažvengėm ir paklausėm paskaitos apie Dievą. Tai šitas buvo vienas iš tų įdomesnių bairių, šiaip kažko daugiau patingo, tai be nusirašinėjimų kažkokių tai nieko nėra. Kuris mokytojas buvo jūsų mėgstamiausias? Lemma, šį vieną išskirti nesinorėtų, nes bent jau keli padarė įtaką mano, kaip sakyt, požiūrį į pasaulį ir gyvenimui, tai galėčiau skirti kelis, tai va ta pati Alina Laučinienė, kuri pirmoje gimnazinėje klasėje žiūri tokią įtaką spaudimus savo padarė. Paskui Daina Balčienė 11 klasėje, kai atėjo į lietuvių kalbos pamokas, pradėjo ten viską, kaip sakoma, irgi statyti nuo nulio. Paskui, aišku, auklėtoja Asta Rutkienė, kaip čia be jos. Kaip čia be jos, irgi įdomesnė persona buvo, kaip sakoma. Ir Giedra Norvaišinė irgi įdomi, irgi veikė matematikos mokytojose, vis laik smagu buvo labiau, kaip pasakyti. Kaip liaudiai sakoma, labiau mokėsi gyvenimo, ne matematikos. Koks mokinys buvote? Galbūt, sakyčiau, nuo kokios 9 klasė buvau ne pats geriausias, paskui, sakykime, ėjau step by step į viršų, bet aišku, jeigu reikėtų vertinti 10 balį skalį, duočiau savo kokį solidų 7. Visai galima ir geriau. Ko labiausiai pasilgote gimnazijoje? Nežinau, kad nereikėtų darbą. Šiaip tai daugiau, tai nežinau šiaip. Aš nebūtų žmogus, kuris pernelyg su visais bendrauja, nežinau, aš dabar kaip sakau mokyklos veiklą visą, tai šiek tiek asmenys ir žmonės, kokie yra susirinkę mokyklą, yra pasikeitę truputį nuo tų laikų, kai aš mokiausi, tai aš stengiuosi, sakykime, su tam tikrais žmonėmis palaikyti tą ryšį ir gyventi savo gyvenimą, liaudiškai tariant. Tai nežinau, galbūt tiesiog pasiliksiu pamokų, tokių kaip kūno kultūrų, kur tiesiog tai nėra lašikačių daugiau nieko nereikia.